Sveiki, mėly žiūrovai, sveikinamės su jumis iš miško, kur gręžiam kelmus su Dipperfox SC600 pagalba. Grąžtas yra prikabintas prie Caterpillar skystyro, modelis 259D3. Deja, turim užrakintą high flow, tai traktoriukas naudoja tik tai 30 litrų srauto, bet ir su tiek kelmas labai lengvai tvarkosi su kelmais. Įprastai šitą modelių reikia apie 80-90 litrų srauto, kad jis suktųsi greičiau, tai tas darbas būtų dar efektyvesnis. Bet dabar matavom, kažkur 30-40 cm skersmens kelmas yra pašalinimas per 2 minutės. Ar esate susidūrę su kelmais miestuose, kurie yra grioviuose, tarp trinkelių ar kitose jautriose vietose, kurių neįmanoma pašalinti tradiciniais būdais, kasant arba frezuojant? Su Dipperfox tai ne problema, nes grąžtą galite uždėti ant ekskavatoriaus strėlės, privažiuoti prie kelmų ir jį pašalinti net ekskavatoriaus nenuimdami nuo tralo. Tai yra ypač patogus būdas, ypač pas Dipperfox kūrėjus Estijoje, kurie plačiai naudoja tokio būdo kelmų šalinimą. Tiesiog privažiuoja traliukas su ekskavatoriumi, ekskavatorius pasisuka, su strėlė pasiekia kelmą, jį išgręžia ir gali toliau judėti. Kaip ir minėjau, tai yra pigus, aplinkai nežalingas būdas, tad tikrai kviestume išsibandyti. Po gręžimo lieka štai toks mulčias. Jį galima panaudoti įvairiais būdais arba kažkur panaudoti kieme, paklojus po augalais, galima kompostuoti arba tiesiog utilizuoti, bet jis yra lengvai pašalinamas iš gręžimo vietos. O Dipperfox turi 2 tipų peilius, tokius plokščius, kokius matote už manęs ant šio grąžto, arba gali būti dantyti, kurie padaro dar smulkesnį mulčią ir labiau panaudojimą ūkio reikmė. Dipperfox yra vienas efektyviausių kelmų gręžimo būdų, tad kelmą sugręžiant per 2 minutės, per dieną galima padaryti apie 100 kelmų, kas yra tikrai didelis kiekis, turint omeny kelmų dydį, kertant didelius medžius. Tad frezuodami ar kasdami tikrai ko gero tokį efektyvumą nepasieksite. Dipperfox gamina 3 modelių grąžtus, yra SC400, SC600 ir 850 Pro. Tai modelio pavadinimas sufleruoja į grąžto skersmenį ir tinkamumą tam tikrai technikai. Mažiausias SC400 yra tinkamas mažiem traktoriukam, kaip Avant, Multivon ir panašiai, kurie turi netokį didelį srautą iki 60 litrų per minutę. 600 skirtas daugiausiai skirstyram arba nedideliem ekskavatoriam, pavyzdžiui, 80 tonų, kurie turi srautą apie 100 litrų per minutę, o 850 didžiausias modelis, skirtas tikrai sunkiem darbam ir dideliem plotam, reikalauja didelio ekskavatoriaus, 20-24 tonų, turinti siurblį, kuris gali ištempti 200 litrų per minutę našumą, bet jie sukasi tikrai greitai ir tie kelmai pašalinami akimirksniu. Tad viskas priklauso nuo jūsų poreikių. Jeigu turite didelį objektą, tai renkatės didžiausią, jeigu atliekate apželdinimo paslaugas, tai galbūt jums užtenka ir mažiausių modelių su Avanto, kai reikia išgręžti pavienius kelmus. Visų modelių apžvalgas galite pamatyti mūsų filmuke, mūsų YouTube kanale, kuriame pristatėme visus Dipperfox modelius. Tad kviečiame paspausti nuorodą arba aprašyme, arba šiame video, kur pamatysite ir jūs nukreipsite tą video. O norėdami išsibandyti Dipperfoxą, paskambinkite mums, nes turime ir 400 ir 600, kurį naudojame šiame objekte, ir galėsime atvykti pas jūs ir pademonstruoti jūsų sąlygomis, kaip efektyviai galima išnaudoti Dipperfox grąžtą.